Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Rimvydas Valatka, sygnatariusz Aktu Niepodległości, publicysta, komentator, członek zarządu Forum Giedroycie. Dzień dobry, labas rytas jums. Dzień dobry, labas rytas. Šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakys savo metinę kalbą. Ar bus jai akcentų apie Lenkiją, kaip manot? Žinote, abejoju. Prezidentės nusiteikimas nėra, kaip čia švelniau pasakius, nėra diplomatiškai protingas ir manyčiau, kad didžiausias akcentas bus šalies gynybos reikalam. Pirmiausia, tai kaip prezidentė yra labai saugu, nors Lietuva nesaugioj zonoje, bet prezidentė kalbėti apie tai yra saugu. Na ir visą kitą galima po to pakišti. O jūsų manimu turėtų būti daugiau akcentų apie užsienio politiką ir apie Lenkiją, būtent apie santykius su Lenkija? Jeigu taip, tai kodėl? Na, kiek aš suprantu, nei prezidentė, nei jos pagrindinis patarėjas nelaiko Lenkijos tikrą sąjungininkė, o laiko taip, na taip yra, pagal NATO planus turi būti taip, bet yra visada vidinis nusiteikimas ir jis jaučiasi. Ir jūs man galite įrodinėti, ką norit, bet Lietuvos prezidentė nemėgsta Lenkijos kaip valstybės ar dar kaip nors. Tai yra blogai. Gal bus pakeitimų dabar, kai keičiasi prezidentas Lenkijoje, Andrzej Duda? Gal yra vilties, kad bus daugiau bendradarbiavimo, regioninio bendradarbiavimo? Na, Bronislav Komorovskis buvo kaip tik tas žmogus, kurį Lietuva turėjo išnaudoti skersai ir išilgai. Tai galų gale buvo Lietuvos grafas, ne Lenkijos grafas, o Lietuvos grafas. Tai buvo žmogus, kuris į Lietuvą žiūrėjo plačiai tvirtom akim ir labai norėjo tikro bendradarbiavimo, bet jeigu tai nebuvo išnaudota, žinoma, visada viltis išlieka ir, tarkim, Andrzej Duda yra naujas lapas santykiuose, bet jeigu, tarkim, su Komorovskiu buvo Grybauskaitė vienos amžiaus grupės žmonės, tai dabar iškyla kita problema. Andrzej Duda yra be galo jaunas, palyginti su mūsų prezidente, yra visiškai kitos kartos žmogus, nepriklausomi nuo partijų, bet tai kiek aš apie jį skaičiau, kiek aš jį mačiau, turbūt mažiausiai čia trukdytų partijų skirtumai, todėl kad jeigu Andrzej Duda daugmaž laikysis Lecho Kačinskio nuostatų, tai Lietuva nėra blogom raidėm įrašyta į jo darbotvarkę. Tai žinoma, aš norėčiau, kad Lietuva ir Lenkija pagaliau pradėtų iš tiesų bendradarbiauti, atvirom akim žiūrėti vieną į kitą ir išnaudoti ne tik mūsų privalumus, bet geopolitinė situacija yra tokia, kad šitoje erdvėje visada būdavo taip. Jeigu Lenkija ir Lietuva yra kartu, tai iš rytų grėsmė galima atsilaikyti. Jeigu Lenkija ir Lietuva yra atskirai, tai paprastai būdavo blogai. O dabar Lietuva ir Lenkija yra kartu ar atskirai? Formaliai kartu. O ar tai yra iš tikrųjų kartu, tai aš nežinau. O kiek tai priklauso būtent nuo prezidentų? Tai aš manau, kad nuo prezidento šiuo atveju priklauso turbūt 50-60%, visa kita priklauso, tarkim, kadangi mes turim neišspręstų problemų, tai labai daug keista, bet labai daug nuo Seimo priklauso. Tai galų gale nuo Seimo priklausytų horizontalių ryšių tvirtinimas. Aš įsivaizduoju, kad turėtų bendradarbiauti mūsų Seimų komitetai, kad ne šiaip Seimo delegacijos, kas yra formalu pakankamai, bet tarkim, teisės komitetas su teisės komitetu, gynybos komitetas su gynybos komitetu ir turėtų būti žmogiškieji ryšiai. Tik tada politika tampa reali, tikra ir prisodrinta turinio. Tai sako, tarp Dudos ir prezidentės Grybauskaitės chemijos nebus? Aš norėčiau, kad būtų, bet visada, kol tu neturi kortų ant stalo, tu spėlioji, kokios jos gali būti pagal
pagal psichofizinės žmonių savybės, pagal mąstymą ir panašiai. Tai būtų gerai, kad Lietuva atverstų naują lapą, bet pirmiausia, tai priklauso nuo Lietuvos. Lietuva turi išspręsti tuos dalykus, dėl kurių sutarė prieš 20 metų ir mes niekaip prieš 21 jau dabar. Ir dabar verda diskusijos dėl lietuviškų pavardžių, nelietuviškų pavardžių ir vietovardžių. Ar bus išspręstas vieną kartą šitas klausimas? Nu, jeigu valios nepritrūks, tai šiuo atveju, kaip ir realu yra, bent jau pirmąjį žingsnį. Tas variantas, kuris yra pateiktas, tai jis man didelio optimizmo nekelia, bent jau atsiranda W. Tas pagal tarptautinės aviacijos taisyklės, tai jeigu aš teisingai suprantu, tai žmogus, kurio pavardė turėtų būti CZ, tai liks tik C ar kažkas, vis tiek vienos raidės nėra. Bet tai jau būtų žingsnis į priekį. Ta prasme, žengus šitą žingsnį, po to jau galbūt yra lengviau padaryti galų gale. Per 20 metų susikūrė Lietuvoje labai daug, aš nemanau, kad dauguma lietuvių yra prieš. Jeigu apie tai nekalbėtume, tai būtų niekam neįdomu. Iš tiesų, kam gali būti raidelė įdomi kažkieno pase? Mano pase kaip įrašyta ir aš tuo turiu užbaigti, bet susikūrė tam tikrą lobistų grupę, kuri per šitą raidę patenka į viešumą, pradeda aiškinti, koks tai yra svarbus dalykas ir taip toliau. Tai jeigu Smetonos laikais tai buvo nesvarbus dalykas, jeigu Landsbergio vyresnė senelis Jablonskis 28 metais išaiškino tiksliai, kaip turi būti tai rašoma, kodėl tai staiga dabar pasidarė svarbu? Todėl, kad yra žmonių, kurie nieko daugiau gyvenime nežino ir nemoka pasakyti, ir apskritai nuimkim šitą klausimą. Tai ką tautininkai tada kalbėtų? Kalbėtų prieš juodaodžius, reiškia, kurie galbūt ateis į Lietuvą dar ką nors. Kitaip sakant, jie kalbėtų tą patį, ką kalba Prancūzijos nacionalistai, ką kalba Vokietijos nacionalistai, o dabar turi išskirtinę temą. Alvydas Nikžentaitis sako, kad Lietuvoje kalba naudojama kaip galios simbolis. Cituoju, akivaizdu, jog yra diskutuojama ne dėl kokių nors 3 raidžių lietuviškame alfabete atsiradimo, bet dėl lietuvių tautinės tapatybės pagristos kalba. Citatos pabaiga. Sutinkate su tuo? Taip, Alvydas Nikžentaitis labai tiksliai suformulavo situaciją. Ir iš tiesų, lietuvių tauta skiriasi nuo visų kitų tautų. Europoje turbūt sąlyginai galėtume pavadinti, kad visos tautos yra istorinės, o ta lietuvių tauta, kurią mes dabar reflektuojam, yra filologinė. Ir filologinė tauta iš dalies paneigia istorinę tautą. Man tas yra labai liūdna, todėl kad mes nubraukiam viską, maždaug iki varpo ir aušros pasirodymo eranai, tai mes pasiliekam savo tik tai maždaug 130-140 metų istoriją. Tai Nikžentaitis labai tiksliai suformulavo, bet aš nemanyčiau, kad tai būtų kliūtis. Jeigu būtų buvę politinės valios praėjusio amžiaus 10-metį, nei mes dabar kalbėtume apie tokius dalykus, nei Nikžentaičiai būtų reikėję parašyti tokį tekstą. Lietuvių tauta būtų sugrįžusi į istorinių tautų kohortą, turi visišką teisę tam būti. Kažkada lietuvių tauta kartu su Lenkų tauta iš esmės buvo pagrindiniai ne tik rytų, bet ir vakarų geopolitikos žaidėjai, taip kad mes turim teisę tam būti, bet politikų silpnumas, politikų valios nebuvimas, visada yra kaip, jeigu nepašalini pūlinio, gali tekti amputuoti kažką. Tai. O dėl Lenkų rinkimų akcijos dabar veikimo programos ir taip toliau, ir tikslų, ar Lenkų rinkimų akcija jos lyderiams labiau reikia konflikto ar dialogų su valdžia, kuris padėtų šalinti tautinių santykių dirgiklius? Tie dalykai, apie kuriuos mes kalbėjome, iš esmės yra Lietuvos visuomenės visos problema. Neskirstyčiau žmonių į Lenkus, Lietuvius, Rusus ar dar kokias nors kitokias grupės.
kiekviena tautinė mažuma visada jaučia spaudimą daugumos, net kai yra patys geriausi santykiai. Ir aš įsivaizduoju taip, politika yra kaip? Na, politikoje tu iš priešų turi daryti neutralius, iš neutralių turi daryti draugus, o ne atvirkščiai. Tai Lenkų rinkimų akcija, iki šiol, mano supratimu, naudojasi tik vieną tą atgalinį ryšį, bet tuo naudojasi ir lietuvių politikai, pradedant Landsbergio, turėdamas, tarkim, Landsbergis daugumą 90, beveik 8 žmonės aukščiausiai taryboje po pusantrų metų pusės nebeturėjo. Tai iš tiesų turbūt Lenkų rinkimų akcija turėtų naudotis ir draugų paieška, ir kai reikia, ir konfliktą kelti, bet yra mano supratimu kai kurių dalykų juokingų. Reiškia, Lenkų rinkimų akcija turėjo Vilniaus miesto savivaldybei ten administracijos vicedirektorių, turėjo vicemerą ir valdė švietimą, ir praėjo mėnuo po to, kai jie po daugybės metų buvimo tuose postuose išeina į opoziciją ir pradeda triukšmą kelti dėl Vilniaus mokyklų. Tai, kaip pasakyti, aš nežinau. Negi jie mano, kad Vilnijos Lenkai yra tokie durni, kad jie nesupras, jog čia ir grynas žaidimas. Iškia, kol man mokėjo gerą algą, tol Vilniaus Lenkų mokyklom buvo viskas gerai. Kai man nebemoka algos, tai su Vilniaus Lenkų mokyklom yra blogai. Turbūt nei tada buvo gerai, nei dabar yra pakankamai blogai. Laikraščiai rašo, cituoju, gal Lenkų rinkimų akcija dabar keldama nerealius reikalavimus dėl mokyklų lenkiškų. Tuo metu, kai Lenkijoje keičiasi prezidentas, vykdo savotišką žvalgybą, ar naujas Lenkijos vadovas smarkiau spaus Vilnių dėl Lenkų mažumų? Na, tokiu atveju taip yra konflikto eskalavimas. Iš tiesų, aš manyčiau taip, kad naujasis meras, tai ir čia yra nauja valdžia, naujasis meras Remigijus Šimašius yra tikrai liberalus žmogus ir tikrai liberalai yra ta partija, kuri ką jau ką, o Lenkų mažumą tikrai supranta. Ir dabar rautis ant ragų, tai reiškia turėti kitą tikslą. Ir be jokios abejonės, kad ta citata, ko gero, yra teisinga. Reiškia, štai mus muša, mes vargšai, jūs gelbėkit, Komarovskis negelbė ir taip toliau. Tai, sakyčiau, tai yra mažiausia labai nesąžininga politika, ypač kai pats buvai valdžioje ir galėjai spręsti. Ir ypač dabar, kai bręsta tas sprendimas dėl pavardžių rašymo, dėl vietovardžių, ne daugėja dėl to simpatijų tarp Lietuvos politikų šitų problemų sprendimui. Be jokios abejonės, kad protingas politikas šiuo metu, kai yra pagaliau problemos sprendimas atiduotas į Seimą, ar bus atiduotas, tai kiekvienas politikas supranta, kad reikia ten ieškoti papildomų 3, 5, 6 šalininkų, o dabar iš tiesų, po šito demaršo, kokie 5, 6 gali atkristi tie, kurie buvo apsisprendę balsuoti, todėl kad ten yra labai efemeriška. Yra žmonių, kurie yra prieš lenkiškų pavardžių teisingą rašymą, bet esu kalbėjęsis net su tokiais, atrodo, rėksniais politikos. Jie sakė, geopolitinė padėtis yra tokia, kad mums reikėtų išspręsti šitą problemą. Ar jie po šito demaršo irgi taip galvos, aš nežinau. Tai kitaip sakant, lyg ir nenorima problemų sprendimo, o norima, tokio amžino konflikto, kad panašiai kaip Benderis šachmatai žaidė, kur ten gavo per galvą šachmatų lentą ir tas rėkdamas bėga, mėgėja muša. Patys muša, patys rėkia, taip? Taip, iš tiesų politikoje reikia ieškoti draugų. Tai gal iš tikrųjų didžiausia Lietuvos tautinių mažumų politikos problema tai, kad jų vardu kalba Lenkų rinkimų akcijos lyderiai? Tam tikrą prasme ir lietuviai prie to yra prisidėję, kad jie irgi, kad mes irgi žiūrim į
Lietuvos Lenkus kaip į kažkokį tai, darinį ne iš Lietuvos kylantį. Lietuvos Lenkai yra, tokie autochtonai, kokių, reta tautinė mažuma turi. Tarkim, rusai tuo negali pasigirti. Bet kuriuo atveju rusai yra atvežtiniai. O lenkai yra čia gimę, čia gyvenę. Bet kai lenkai eina kartu su rusais, tai paskui tas keičiasi ir požiūris į tos lenkus pradeda... Taip, iš tiesų, čia galimybių atsiranda be abejo daugiau Seimo narių mandatų, bet galimybių daryti politiką susiaurėja iki nulio. Tik tai tiek, kad mes stumdami Lenkus kažkur į užribį, mes sukūrėm situaciją, kad galėtų atsirasti toks kaip Tomaševskis, kuris, gazdintų lietuvių grėsmę tada visus Lenkus. Ir iš esmės mes turim situaciją, kai viena pusė gazdina savus, kita pusė gazdina savus o iš tiesų tai yra tokie pat žmonės ir vienoje pusėje, ir kitoje pusėje. Ir kadangi ir vieni, ir kiti yra valstiečiai iš prigimties, ne vieni iš esmės konflikto nei nori gyventi konflikte. Bet konfliktas yra. Ir kokia išeitis? Mano galva, tai didesnis visada turi būti ir protingesnis. Tai didesnis turi žengti žingsnį. Didesnis turi galų gale daugiau galimybių deeskaluoti konfliktą. Net jeigu mažesnis nepadeda. Net jeigu mažesnis yra užsispyręs, su šakėm stovi ir taip toliau. Didesnis visada gali daugiau. Tai tikėkime, kad taip ir bus. Tikimės? Kada nors, aš manyčiau, turėtų tai būti. Kada nors 22 amžiuje ar kada? Jo, priešingų atveju, mes taip niekada ir nesuauksim. Apskritai, kai tu darai nuolaidą, turėdamas valdžią kontrolę, tai tu rodai savo nesilpnumą, o jėgą. Nes darydamas nuolaidas, tu tvarkai pats reikalus, o kai tu stovi už barikadų, tai taikos metais, tai rodo, kad tu esi silpnas. Tai aš tikiuosi, kad Lietuva kad nors taps stipri. Ir mes to tikimės labai. Ačiū Jums labai už pokalbį. Geros dienos Jums linkime. Нашим гостем был dzisiaj Rimvydas Valatka, секретарь Акто Неподлеглости, публицист, комментатор Шонок Заржанду форум. Гидроите.